Kodėl mes pasirinkom viso namo kvadratūrą vien tik tai plytelės? Ir štai amžiaus klausimas, kas geriau - plytelės, mediena, vinilas ar parketas ar dar kokia nors kita medžiaga. Mes jau name gyvename daugiau negu 2,5 metų ir pas mus visas namas daugiau negu 100 kvadratų gyvenamo ploto yra vien tik plytelės. Tai šiandien apie tai ir pakalbėsiu, kaip mums sekasi jas prižiūrėti. Dažniausiai jūs užduodami klausimai, ar nešalta, ar neslidu, kaip mes valom namus, kaip sekasi mums prižiūrėti plytelių siūlės, ar blizgios, ar matinės ir dar daugiausiai įvairiausių klausimų. Šiandien mano pasakojime, tai žiūrėkite toliau. Daugiau negu 80 kvadratų savo namų svetainės ir koridorių zonas ir miegamai pasirinkom vienos rūšies, vieno dizaino plyteles, va štai tas, kuriomis dabar aš ir vaikštau. Ir jūsų vienas iš klausimų, ar nėra slidu ant tokių slidžių blizgių plytelių. Tai aš mėgstu vaikščioti ir basomis kojomis. Šiaip mano kojos labai linkusios prakaituoti ir aš labai bijojau, ar aš neslidinėsiu. Tai galiu drąsiai pasakyti, kad basom kojom tikrai nėra slidu. Slidu yra tik keletą atvejų, tai kai dėviu sintetinės kojines arba pėdkelnes. Tai su jom reikia žiauriai atsargiai ir mūsų kita zona yra vonios plytelės. Vonioje pas mus yra matinės plytelės. Jas rinkome sąmoningai tikrai dėl slidumo. Ir štai taip mūsų dušo zona ir vonios zona. Ir tikrai nei karto per tiek laiko, kiek čia gyvenam, nesusidūrėm su slidumo problema. Didžiausia problema tai yra valymas, apie kurį pašnekėsiu truputį vėliau. Ir dar trečios rūšies plytelės mūsų name yra štai tokios. Čia jaučiu yra pačios pigiausios iš pirmo pasitaikiusio prekybos centro. Tokios pat plytelės pas mus yra ir sandėliuke, aišku, aš bardako nerodysiu, ir katiliniai. Tai čia yra iš vis kvadratas gal 5 eurų nekainavo ir jos taip pat nėra slidžios. Tik jos turbūt namuose yra šalčiausios, bet gal dėl to, kad mes čia nelaikom didelės temperatūros šitam kambarį. Pabaigiant tą mintį dėl slidumo, tai kai aš dėviu kojines sintetinės būtent, medvilninės tai nieko ir netgi vilnonės kojines neslidu. Tai kai dėviu pėdkelnes arba sintetinės kojines, aš visada dėviu tapkes ir problemos nėra. Dar labai didelė dilema buvo, ar plyteles rinktis blizgias ar matinės. Tai mes svetainės zonoje pasirinkome blizges, nes mums asmeniškai pasirodė gražesnės ir tas blizgumas priduoda daugiau tokio veidrodinio efekto, kaip matot, atsispindi netgi užuolaidos kažkur. Pas mus yra baltos sienos, tai tokios šviesos, švaros efektas, bet ar taip lengva prižiūrėti švarą, galiu pasakyti, kad nėra sudėtinga. Dėl blizgumo mes labai nerimavom, ar nesimatys pėdos vaikščiojant, ypač šluotutė pareina iš lauko purvinom kojom. Aš vaikštau dažnai basomis kojomis, tai mes plyteles prižiūrim su robotu daugiausia. Ir robotas pravažiuoja, mano taktika yra, kad robotas pravažiuoja sausų valymu pradžioje. Ir tik antrą kartą šlapiu. Aš iškart neleidžiu šlapiu, kad pradžiai surinktų tas dulkes ir kad nebrauktų dulkių kartu važiuodamas. Tai mums šis variantas labai pasiteisino. Ir išvalydamas dulkes po to su šlapiu nublizgina ir tas blizgumo efektas visada išsilaiko. Tai tik roboto pagalba. Aš su šepečiu labai mažai valau grindis, nuolatiniai priežiūrai naudoju tik robotą, nes užimtų labai daug laiko išvalyti visus namus, nes realiai kažkada bandžiau, kad ir blizginti, ir sausinti, tai beveik gal 4 valandas užtruko, tai atėjau į vonią. Tai parodysiu, kokias šluostes naudoju rankomis valydama grindis. Aš naudoju šitą šluostę, šiaip jos tikrai labai gerai valo, blizgina, bet yra vienas trūkumas, kad labai greitai apsineša pūkeliais, dulkėmis ir kai valai tuos pūkelius, jie lieka visi tarp plytelių tarpų ant tos vadinamos siūlės ir tada vėl turiu iš naujo pervalyti, tai man šitas variantas labai varginantis, šiaip gerai valantis.
Bet visgi man labiausiai patinkantis, tai žinoma, robotukas, kaip pačiai nieko nereikia daryti. Dėl to mes pasirinkom lygias plyteles, kur neužsibaigia tokiu lenktu kampu, man atrodo, mūsų vonioj truputėlį tokios lenktesnės. Tai parodysiu ir vonios plyteles, čia yra sangrąža ir brauki pirštu ir nėra įdubimo, jos yra tiesios. Tai mūsų vienas iš prioritetų, kad būtų kuo mažesnės šitos siūlės, šitie tarpai, kad kuo mažiau būtų problemų, bet ir tai čia kaupėsi dulkės ir nešvarumai, tai keliaujam į vonę pažiūrėti vonios plytelių lenktumą. O vonioj jos yra tokios, nėra tokios kirstos, jos tokios suapvalintos, man sunku paaiškinti, bet jos turi tokį gumbelį, čia gal net labiau matosi iš tos pusės ir automatiškai siūlių tarpai yra didesni. Lygiai taip pat mūsų trečioji patalpoje yra jos lenktos, netiesios ir vėlgi kokie yra tarpai. Derinant su meistru, mūsų didžiausia misija ir užduotis buvo derinti kuo mažesnius tarpus tarp plytelių. Tai čia net mažesnį nebegali būti dėl plytelių lenktumo, šita dalis. Vizualiai kambarį taip nesimato. Ir vaikščiant ir nekliūna nei prie vienų plytelių kojos ar baldai stumdami, bet šitos plytelės turi tą tokį tiesumą ir nėra lenktos, dėl to tie plytelių tarpai tokie mažučiai. Ką tik užsiminiau dėl braižymosi, tai aš atėjau į virtuvės svetainės zoną, pas mus virtuvė su svetainė yra kartu, dėl to mes ir buvom priversti ieškoti varianto, kad ir virtuvės zonoj būtų patogu dėl maisto, dėl skysčių nukritimo ant žemės, bet tuo pačiu ir svetainį, kad būtų mums jauku ir gražu. Tai dabar rodau vietą, kuri dažniausiai yra traukomos kėdės, štai taip. Aišku, mūsų kėdės visos turi paminkštinimus ir pažiūrėkit, mūsų plytelės yra vis dar blizgios, nesusibraižiusios. Tik aišku, perspėjau, kad namų nevaliau gal 3 paras, bet specialiai, kad matytos blizgėjimas po dėvėjimo grindų. Tai šita zona yra mūsų jautriausia dėl baldų stumdymo ir dar Aivaro kompiuterio kėdė, prie kurios mes taip pat to įnaisim, matot, viskas blizga. Čia Aivaras sėdi ir šitą kėdę trauko į dieną po keletą kartų. Tai neskaitant dulkių, plytelės yra tikrai gražios. Ir dar bėgu tuo pat parodysiu ir mūsų koridorių, kur daugiausia vaikštome su batais, į kurį nešasi žvyras. Didžiausias judesiukas, tai čia mūsų koridoriaus duris, pro kurias įeinam. Tai neskaitant tą kelią, tikrai nesimato, po 2,5 metų tikrai nesimato jokio nusidėvėjimo. Tai čia Aivaras labai atsakingai rinko plyteles, jau nebežiūrėjom per daug į kainą, bet tikrai mūsų plytelės nekainavom šimtais. Jeigu neklystu, ar gali būti, kad 25 eurų už kvadratą. Mums svarbiausia buvo nusidėvėjimo klasė ir slidumo klasė, kad neišsitrintų blizgesys ir kad neslidinėčiau aš su savo basomis kojomis. Tai šie dalykai mums pasiteisino. Mes svetainėje rinkomės blizgės plytelės dėl gražumo, o vonioje pasirinkome dėl neva praktiškumo, bet galiu pasakyti tik tokį momentą, kad netgi blizgas plytelės prisižiūri lengviau ir matinės šitos vonios plytelės yra daug teplesnės. Pavyzdžiui, nukrito mano makiažo kažkokia tais dalis ant plytelių, labai iš karto išsitepa. Jeigu truputį basom ir purvinesniam kojom perėjai, iš karto labai matosi. Ant blizgių plytelių taip nesimato purvo ir nereikalauja blizgios plytelės tiek daug priežiūros, kiek matinės, tik vienas vandens lašelis iš karto ant matinių matosi. Tai jeigu grįžčiau atgal, dar pagalvočiau, ar vonioje irgi nereikėtų ieškoti blizgių plytelių. Kadangi mes labai mėgstam su latute žaisti ant žemės ir atsitinka tokių dalykų, kad pavyzdžiui latutė netyčia kartais ir pasisioja nespėjus išbėgti lauką, tai aš atliksiu tokį net eksperimentą, kad mes visiškai nebijome skysčių ant mūsų grindų, netgi mes turėjom tokį atsitikimą, kad mūsų eglutės stovas išsiprakiuro ir 3 litrai vandens
išsiliejo per pirmas kalėdas mūsų svetainiai, tai jeigu būtų medinės ar vinilinės grindis, tai jau būtų tragedija. O mes va taip paprastai susausinam, net būna, kad ir latutį kartais atsitinka avarija, nespėjus išeiti į kiemą. Tai mes visiškai be streso, dėl to, jeigu kas nors išsilieja ar šlapia ant grindų, manau, kad su mediena tai būtų daug daugiau problemų. Kaip matote, šiandien yra žiema už lango ir šalta. Ir dažnai klausėte, ar nėra šalta namuose su plytelėmis. Tai mūsų patirtis tokia, kad žiemą tikrai nėra šalta, nes pas mus šildomos grindys. Jeigu grindys būtų nešildomos, o šildytumėm kažkokiu kitų būdų, tai tikrai būtų labai šalta. Ir dažniausiai katiliniai, kur mažiau šilumos atsukę esam, tai tikrai nejauku yra basom kojom ten vaikščioti. Bet jeigu šildomos grindys, tai drąsiai galite rinktis plyteles, nes nežinau, ar čia tiesa ir kaip ergonomiškai iš tikrųjų, bet girdėjau, kad netgi plytelės geriau šilumą išlaiko negu mediena. Žinoma, jeigu tuo metu sustoja šildymas ir, pavyzdžiui, užšyla visi namai ir nėra nuolatinio kūrenimo, tai plytelės truputį atvėsta, bet tam yra kojinės, tapkutės ir tikrai aš nematau čia problemos. Tai dėl šaltų grindų mes tikrai atmetam šitą mitą ir nevargstam, o netgi vasaros metu tikrai grindys būna daug vėsesnės ir turbūt su parketu būtų ne taip šalta kojom, bet vasarą kaip plius 30, tai netgi mūsų grindų plytelės net namus atvėsina. Mes neturim kondicionieriaus namuose, aš specialiai jo neįsigijau, nes nenorėjau didelio agregato, ypač svetainėje. Ir vasaros metu jaučiam, kad plytelės yra šaltos, bet vasaros metu tai ne problema, netgi dar geriau. Labiausiai turbūt pereinamasis periodas tai iš rudens į žiemą ir iš žiemos į pavasarį, kuomet ir tie namai tiek daug nebesišildo ir jau vėsiau. Tai aš užsimaunu kojines, tapkutės ir visiškai be problemų, kaip ir visi normalūs žmonės, nesvarbu ar su vinilu, ar su mediena, ar su plytelėm, vis tiek basom kojom kiaurą parą turbūt niekas namie nevaikšto. Ten už nugaros matote man, kiek aš esu valiklių prisipirkus, ten kainos įvairiausios, nuo kokių 5 iki 25 eurų ir praktiškai ne vienas valiklis man nepadėjo išvalyti siūlių, vadinamų tarpų tarp plytelių. Tai yra didžiausia mano plytelių problema, su kuria vargstu beveik 3 metai. Ir realiai esu išbandžius dar kitų, net ne visas noriu rodyti, kad čia nebūtų kažkokia ale reklamas ir antireklamas, tai tikrai turiu valiklių, su kuriais išsivalė, bet reikėjo daug labai laiko skirti, vargti, grandyti, keliais pakritus kelias, net 14 valandų, jeigu visus namus išvalyti. Ir ką tik visai netikėtai užmačiau tik tokią, atsisiunčiau, nusipirkau, pabandžiau, tai patiko vienas valiklis, kurį aš dabar ir naudoju savo grindų plytelėm išbalinti. Aš net pati negaliu to patikėti, kad man prireikė 3 metų ir aš dabar taip užsivedusi tuo valikliu, netgi noriu ir jum palengvinti gyvenimą. Tai jeigu kažkas norit tokį valiklį įsigyti, tai parašykit man per Instagramą, aš nurodysiu kur ir kaip. Ir jau iš karto tą vietą baltuoja. Žiūrėkit, kaip putuoja ir traukia visą purvą. Specialiai palikau raželį, kad matytos koks skirtumas. Čia buvo valius prieš gal savaitę, čia šiandien. Parodysiu rezultatą po. Pažiūrėkit, kokio baltumo šitą vietą. Dar tas liko nevalytas kampelis. Ir matote, koksai efektas ir kaip greitai ir lengvai čia valas užpyliai, nuvaliai viso gero ir pamiršai, nereikia nei grandyti, nei šveisti. Tai mano metų atradimas yra šitas valiklis. Turbūt esat ne vieną tik toką matę, kaip aš parkritus ant kelių valiau, šveičiau, grandžiau ir tikrai buvo keletą priemonių, kurios man padėjo, bet tos pastangos ir tiek įdėta laiko tikrai labai gaila, todėl mano didžiausias atradimas, kad per vos 14 sekundžių ir siūlė švari. Jų meistrai atkalbinėja nuo plytelių, tai mes su Aivaru iškėlėm tokią savo asmeninę versiją su savo susidurta patirtim, kad meistrai greičiausiai nori dėti vinilą, parketą, laminatą ar kitas kažkokias priemonės, tai tik dėl to, kad tai yra daug lengviau meistram padaryti, trumpiau užima laiko, viskas daug paprasčiau, mažiau išteklių, mažiau priemonių
Ir plytelės reikalauja didelio kruopštumo, viskas turbūt reikalauja didelio kruopštumo, bet plytelės ypatingai, kad gražiai sueitų, nebūtų išsikilnojusios, būtų kuo siauresnė siūlių tarpai. Gražiai siūlių tarpai neišsivalytų, neišsigaubtų. Man atrodo, kad meistram daug paprasčiau yra medieną vieną su kita sujungti ir greičiau susideda, plytelės dar keletą dienų, kol išdžiūna ir visa kita. Tai mūsų manimu, kad meistrai atkalbinėja tik dėl to, kad jie pasilengvintų savo darbą, o gyvenant mes su Aivaru atmetam visus mitus dėl plytelių priežiūros, dėl braižymosi, dėl šilumos, dėl šalčio. Mums pasiteisino šis variantas, mes šito savo sprendimu džiaugiamės ir tikrai savo visų namų grindų nenorėtumėm keisti į nieką kitą. Jeigu turite dar kažkokių klausimų apie tai, ką mes galėtumėm papasakoti iš savo gyvenimo name, tai drąsiai rašykit, padarysim dar daugiau video, papasakosiu savo patirtim iš to, kas jums rūpi.